Atsimenu vieną tėtį, kuris atvedė savo 16 metų paauglį pas mane ir sakė, psichologė, jis rūko, kalbėkit su juo, kad jis nerūkytų. Gerai, sakau, palaukit biškelį ir su tuo tėčiu kalbuosi, sakau, paauglys, berniukas, jam taip svarbu vyro vaizdinys, sakau, gal kas nors jūsų aplinkoje rūko? Ir man tas tėtis sako, aš rūkau. Sakau, kaip jūs įsivaizduojate, kad aš turiu sakyti vaikui, kad jis nerūkytų, jeigu jūs rūkot. Ir tas tėtis sako, tam tikrą momentą, kas yra iš tikrųjų labai didelė klaida. Jis sako, jis vaikas, jis turi paklusti ir vykdyti, ką aš pasakiau, o aš esu suaugęs, aš galiu daryti, ką aš noriu. Taip nebūna. Vaikai imituoja mūsų elgesį. Ir jeigu mes norim tam tikro gero vaiko elgesio, mes ir patys turime tai daryti.